Klausau. Spėkas skambina. Galingasis telefonas rašo, jog tai tu, Maksai. Tos naujosios technologijos. Šiaip skambinu priminti, jog šiandien mus per TV rodys. Žinau, jau visą vakarą laukia. Dar vienas apdovanojimas. Tiesiog šaunu. Ai, be to, kas ten pas tave per monstrai kime laksto? Ką? Kokie? Monstrai. Na, tie, kur per žinias pasirodo. Nemačiau nei vieno. Čia tu rimtai? Tai prie mano namų. Na, nežinau, kiek ten tiesos ar melo yra. Kiek to. Einu savęs. Tai yra mūsų žiūrėt. Na, sėkmės tau. Tikiuosi, tie monstrai buvo tik tavo juokai. Iki. Labą dieną, čia ATV žinios. Šiandieną apie 3 valandą nakties buvo rasta dar viena būtybė. Vėl be gyvybės. Kas per? Nejaugi, tai tiesa. Namo gyventoja. Tai jau 3 toks keistas įvykis, kuris įvyksta visada beveik toje pačioje vietoje. Na, o dabar toli nenuklysime, nes šiame name gyvena ir Rodžeris, dar žinomas kaip grupės Drugys lyderis. Taigi, grupė Drugys gavo dar vieną tarptautinį apdovanojimą. Greit grupės nariai nebeturės sienų, kur kabinti savo apdovanojimus. Taigi, šiandien tiek, su jumis buvo Darius Tyrevičius. Iki. Manau, kad šiandieną žinių jau užteks. Rodžeri. Tai kas? Čia tu, Maksai. Maniau, koks nors fanas šaukia. Žvaigždė atsirado. Tikiuosi nepamiršai, jog po poros dienų koncertas. Jo, nepamiršau. O kurioje vietoje jis bus? Taigi, naujame klube netoli tavo namų. Beje, kaip su tais monstrais? Mačiau per žinias. Nemanau, kad meluoji. Kažkas tikrai keista vyksta. Ir manau, kad už tai atsakingi. Neeiliniai žmonės. Pone Holmsai, atrodo įdomi byla. Gal mes imkimės jos? Matau, tu nežiūri tai rimtai. Be to, tu visada nešęs tą pykę su savimi. Aš tiesiog visada norėjau tai padaryti. Na gerai, netrukdysiu tau eiti. Iki. Iki. Sėkmės tau. Visi šie įvykiai atrodo tikrai keistai. Dar baisiau, kad jie prie mano namų.